Labas rytas, rugsėjo 6 diena, 26 laipsniai plius. Rugsėjai 26 laipsniai. Bet rugsėjais pasibaigs ir iškart, man atrodo, bus ruduo. Bent jau praeitais metais buvo spalio 1, hop, naktį plius 6. Diena plius, nežinau kiek, 12. Ja. O aš pusryčiukam turiu darbelį rimtą, nes chebra atsikėlė, o vandens nėra. Kodėl nėra? Nes Saulius iš šulinio viską ištraukė, atjungė. O, čia ir tas vamzdis, kuris ten išlindęs, tenai yra senų šeimininkų. Jisai kažkur eina ir nedaina. Tai mes darysime naują. O mums reikės siurblio, mums reikės relės, kurie išjunginėja siurblį, kad pastoviai jisai nedirbtų. Ir mums reikės kelių jungčių. Taip, kokia čia yra schema? Kas nors supranta? Va, žiūrėkite. Tas bus apačioj, vandenį. Iš vandens parkeliaus vamzdis į tą rėlę. Iš tos rėlės eis tiesiai į trišakį. Šalia bus trišakis. Iš trišakio tiesiai tenai keliaus į kranelį. Va. Tas kranelis bus šulinio išorėje. Jam galim bus pajungti laikinai šlangą. Tam, kad kol vamzdžių po žemę nepravedėm, kad galima būtų su tom pačiom šlangom dar vandenį siurbti. Tai va, čia bus kranelis. Paskui ateityje čia bus tiesiog laistymui. O čia bus prisipilti kažkokį kibirą ar panašiai. Tai va, šiandieną keliauja taip. Šičia mes uždėsime aklę. Va. Kodėl uždėsime aklę? Nes dabar nėra laiko pravedinėti žemiau. Tai va, čia va keliaus paskui žemyn. Paskui bus alkūnė ir keliaus po žemę. Po žemę jau keliaus visur kitur. Bet tik tai tada, kai po žemę kasim. Tai va, o dabar mums nereikia to. Uždarysime apatinę dalį. Tai va, toksai projektas šiandieną. Tiksliau per ateinantį šią valandą reikėtų padaryti. Jo, kranelį, nežinau, reikėtų turbūt į tą pusę. Šitaip, kad jisai išlystų. Arba gal ten iš šono. Nežinau, gal iš šono. Išlystų kranelis. Prisukti rėlę iš vidaus, kad tie vamzdžiai jos tenai į apačią nestumtų ir to pačiu mūsų siurblys, kad kabėtų. Tai vat porą prisukimų reikėtų. Ir paskui į apačią keliausim maždaug į tą pusę vamzdžiai ateityje. Ko čia dabar dirbi? Vamzdį prisukau. Ką? Vamzdį prisukai prie ko čia? Prie siurblio. Prie siurblio kažkokio? Ne kažkokio. Na gerai, kažkokio, tai paaiškink koks. Prie vandens siurblio. Prie vandens siurblio šlangas. Dabar va tai va leisim į šulinį. Jėtus mano. Čia mane, žiūrėk, suvystysi dar. Vietus tavo. Na. Taip, dabar tas būtų gerai, kad neužsipainėtų niekur. Oi, nepaspaudžiau mygtuką, gal pakartok viską iš naujo. Juokauju. Leidžiam. Na gerai, leidžiam. Jau matau, kad vamzdžio jau trūksta įsivyniavimo. Bulit. Įsileido jau, ne? Nu kaip įsileido. Kurski bėgi. Bet nutoli nepabėgti. Taip. Reikia leisti iki dugno. Tai tu žinosi. Kai ten 3 metrai, sakėjai, vandens. Kažkiek šliūžiai, paukai ar šudukai kažkokie, nežinau kokie. O. Na, kliunkt, jau viskas pasiekė dugną. Dugną, ja. O šitas nori pabėgti. Kad jis nepabėgtų, reikia jį pririšti. Nes paskui reikės žvejoti.
Nu, o dabar yra ant dugno. Ką dabar? Ką dabar? Dabar reikia biškį pakelti ant dugno. Ta virbinė nesuplyšta, o kažkokie sutrūdiniai atrodo. Nu, o dabar reikia nuspręsti, kur stovės strėlė. Šitą va. Šitą relė. Aš ją pakabinsiu. Kaip čia visokių jau gyventojų. Tai va, čia pareis vamzdis į tarėlę, va čia, va, į tą, va. Čia taip va. Čia kažkur pakabinsim mes ją. Ir va iš čia keliaus kur nors tiesiai taip hopt, kiaurai. Ir bus kranelis. Šitoje pusėje. Va, bus toksai išlindęs kranelis. Kam tu dar čia žodį priešti vežinėtą? Taip. Nesugadinsi to? Tas to nesugadinsi. Tas žiedas. Tai va. Galima, aiškus, šiandieną pagreitintų būdų visą tai padaryti. Tai yra, paimsiu, tiesiog sujungsiu, nieko negrešiu. Jau čia taip hop padėsiu. Ir prijungsim šlangą. Ir viskas veiks. Veiks, turėsim vandenuko, ne? Jo. Valio! Jaučiu, kad reikėtų daryti pagreitintų būdų, nes kitu atveju aš jau užtruksiu dar porą valandų. Tai va. Taip, ką mes čia turim? Šitą, aiškus, reikėtų nusipjauti jau gal tikro ilgio. Tokio kokio reikia. Ir tada sujungiam visą. Ane? Nu gerai tada, ačiū už interviu. Tikiuosi, kad vandenukas bus labai greitai. Ačiū, tetukai. Labai. Taip, ką dabar darome? Dabar pirmas iki gyvenime jungiu plasmasinius laidus. Ne laidus, žarnus. Žarnus plasmasinius jungiu pirmas iki. Ir nežinau, ar reikia tenai vynioti visokių pakolų, ar nereikia, ar gumas kažkokias įdėti, bet tuoj mes sužinosime viską. Mes įkišime į rozetę, mama vat laiko, jeigu nutrenks, tai ne mane. Paguodus prizas. Gerai. Nu ką, jungiam? Žitime. Mutažu. Žiūrim. Vau, asiriksta tik. Kažkaip garsus eina. Garsus eina. Tai tiesiog jungt tą dalyką. Va. Kibro reikia. Nereikia. Tebūnie vanduo. Dabar nieks nebėga. Jo pilnas, beveik pilnas tulis. Žinoma, išsijungs. Turėtų išsijungti. Jau ten iškliūžos. Ten šudukai kažkokie. Kokio tu gerti nori mažulį? Nu. Aš dar įjungsiu. Ne, palauk, reikia, kad išsijungti. Nenulūžtas tas vamzdis. Ne, nenulūžtas. Per pavietą. Nu. Ok. Kodėl jis neišsijungia? Gal dar oro yra? Norim gal reikia. Žiūrėk, tokia. Negali zavalyti.
Nu. Toks nešvaras vanduo fultena. Jung tą pompą, kodėl neišsijungia. O, tai... Tu paklausi kieno nors. Klausi tų, kurie manęs nežino. Jis turi pripompuoti ir išjungti. Vis ten. Nes šitas turi išjungti. Tai kaip tas išjungimas vyksta? Power. Pomp. On. Paleisk. Ką paleisti? Jau galiu paleisti? Ką? Palaikai? Pukia, tik čia. O jau! Visa būsi. Kur tai? Palauk. Įpūkė tokios yra. Eina, aš palaisti. O. Ką? Išsijungia. Tai nuo kokio čia? Reikėjo norinti, tai visiškai. Jų nebenori čia grįžti. Bijos eiti čia. Nu šio, viskas veikia. Dabar liko tik tai šlangą pajungti čia. Ir viso, ir visos kriauklės vėl turi vandens. Gerai. Kol kas viskas va taip atrodys. Išlindę. Čia yra mūsų visos kriauklės. Čia galim bus įsipilti taip vandenį. Liuks. Šitą atlikom. Tama šiandieną turiu užduotį užbaigti iki pat bardūrų tenai. Bus viena juosta jau padaryta. Galim bus jau čia su žemėm irgi susitvarkyti iki galo. O Ugnė, štai jai atvežė raudonų trinkelių. Nors kai kurios atrodo nelabai raudonai, bet raudonos jos, purvinos. Ir jai reikės čia pakeisti juostą, kur vadinasi baudos aikštelė. Krepšinio baudos aikštelė. Mes vis dėlto nusprendėm krepšinį čia pastatysim. Tai čia mums reikės raudonų plytelių, trinkelių.